Sveikučiai! Šiandien savo savadarbėje kepsninėje ant iešmo kepu didelį gabalą sprandinės, kurią marinavau sausai 48 valandas šaldytuve. Pradžiai apie prieskonius - tai druska, juodi pipirai, taip pat česnakai granuliuoti, truputis čili dribsnių dėl aštrumo ir kaukazietiški chmelis suneli prieskoniai. Toks derinys paprastai labai tinka tiek šašlykui, tiek ir kokiai žuviai rūkinti. Sprandinės gabalas yra virš 2 kg, beveik 2,5 kg, tai tikrai nemažas gabalas mėsos, dėl to prieskonių dedu tikrai labai gausiai. Ir turint omeny, kad yra stora mėsa, tai tikrai jos nepersūdysit, reikia tikrai negailėti ir būtinai pasūdyti, papipirinti iš visų pusių. O toliau mėsą dedu ant grotelių ir į indą apvyniosiu tiesiog papildomai dar plėvele ir padėsiu į šaldytuvą. Praėjus kiek daugiau nei 2 paroms kuriu kepsninę. Tai pradžiai reikia pasiruošti ir šitas kepimas bus ant iešmo, dėl to jį reikia pritaisyti, nes mano kepsninė tiesiog uždangalas yra per mažas šiek tiek ir tą laikiklį visą laiką reikia prisukti. Šioje kepsninėje kepu ne tik su besisukančiu iešmu, nors kaip tik dėl tos priežasties ir dariau ją, bet kepu dažnai ir ant grotelių ir kuo toliau, tuo man labiau patinka šita kepsninė. Tai pradžiai patikrinu, ar viskas tinkamai veikia. Svarbu yra, kad niekas nekliūtų ir viskas laisvai suktųsi. Paskui dar mėsą uždėjus reikės pareguliuoti, kad jinai būtų per vidurį. O toliau reikia tiesiog sukonfigūruoti kepsninę, kiekvienam kepimui galima tą daryti kaip lego iš kaladėlių skirtingai. Ir šį kartą man reikia tiesiog, kad liepsna būtų toliau nuo mėsos, ne po pačia mėsa, o toliau. Ir kadangi yra nemažas vėjas, tai dar konstruoju tokį kaip ir uždangą nuo vėjo. Tas plytas priklausomai nuo to, ką kepi, galima tiesiog pastumti arčiau arba toliau, pareguliuojant kaitrą. Mėsos kepamos ant iešmo skonis visada yra kitoks ir ypač jeigu tai daroma naudojant tikras malkas. O kad mėsą būtų lengviau uždėti ant iešmo, naudoju dar siaurą peilį, tiesiog įdurdamas skylę ten, kur bus iešmas, ir tai darau dėl 2 priežasčių. Tai viena, kad tiesiog užmauti būtų paprasčiau, lengviau, o kita, kad nuimti, nes būna, kai iškepa mėsa, tiesiog prilimpa prie to iešmo ir sunkiau ją nukrapštyti. Tai svarbu tiesiog pataikyti lygiai per vidurį, o paskui uždėjus kepsnį ant kepsninės pareguliuoti, kad irgi būtų per kepsninės vidurį tas kepsnys ir dar papildomai mėsą šiek tiek suspaudžiu dažniausiai, nes kepant jinai traukiasi irgi. Na ir dar paskutinį kartą prieš kuriant ugnį, tiesiog pamatuoju, ar kepsnys gerai telpa, ar viskas yra teisingai ir niekas nekliūna, ir tada jau galima bus kurti pačią ugnį. Tai jau pačius laikiklius galutinai privežiu ant kepsninės, kad kepsnys būtų lygiai per vidurį ir niekas nekliūtų. Ir kai viskas paruošta, tada kuriu ugnį, o ugnį kuriu naudodamas anglių tokį kaminą, pridedu į tiesiog paprastų anglių medienos. Jie reikalingi yra tam, kad mediena lengviau įsidegtų, nes galima užkurti tiesiog ir pačias malkas, bet tokiu būdu gaunasi šiek tiek pradžiai didesnė kaitra ir geriau viskas įsikuria. Rūkinant mėsą man nereikia didelės kaitros ir nereikia anglių, kad jie būtų po mėsa. Tiesiog visa ugnis turi degti šalia ir pradžiai uždegu tuos anglis, juos po to sustumiu tiesiog prie tolimesnio kampo, prie sienelės. Ir ant jų dedu medienos pagaliuką ir palaukiu, kol ta mediena pradeda degti. Aš beje visada naudoju ąžuolo malkas, jų kvapas degančių yra labiausiai tinkamas tokiai rūkinimui. Kai mediena jau pradeda degti, smilkti, dedu mėsą ir pradedu ją kepti tiesiog. Kepimas yra kartu toksai su rūkinimu, nes gaunasi toks truputį ir dūmo gauna mėsa ir kartu yra švelni labai kaitra. Tai aš dar šį kartą papildomai dedu termometrą. Šiaip jo paskirtis yra tiesiog dėl įdomumo pasižiūrėti, kokia yra temperatūra, nes paprastai tiesiog vizualiai pagal tai, kaip dega malkos, galima suprasti, kaip ta mėsa kepa, o taip pat reikia stebėti pačią mėsą. Jos spalva nuolat keičiasi ir matosi, kur yra karštesnė pusė, kur yra šiek tiek šalčiau, tai visada galima pareguliuoti, daugiau kaitros duoti arba į vieną arba į kitą pusę. O šį kartą man tikrai nepadeda vėjas. Bet netgi esant ir gana vėjuotam orui, nėra čia labai sudėtinga tą ugnį prižiūrėti.
aš uždedu dažniausiai po vieną arba du medienos pagaliukus, palaukiu, kol jie sudega ir dedu iš naujo vėl medienos pagaliukus. Dar kad mėsa šiek tiek mažiau džiūtų ir geriau prikeptų tas išorinis sluoksnis, panaudoju aliejų purškiamą. Tiesiog alyvuogių aliejus gali būti su papildomu skoniu, gali būti ir be skonio. Taip pat galima, jeigu neturit purškiamo aliejaus, tai tiesiog patepti su čepetuku kokiu tuo pačiu augaliniu aliejum. Aliejus iš esmės reikalingas tam, kad tiesiog gražiai priskrustų mėsa, panašiai kaip kepant keptuvėj. Termometras, kurį įdėjau, rodo nuo 80 iki 100 laipsnių maždaug temperatūrą degant malkoms. Ir ta kaitra yra tikrai nedidelė. Taip netiesioginiu būdu kepant mėsą, jinai labiau kepa dėl to, kad spinduliuojama energija nuo liepsnos, o ne dėl to, kad pati liepsna kaitina mėsą arba anglis gulintis po ją. Būtent tokiu būdu šiandien kepu, nes mėsos gabalas yra tikrai labai didelis ir jeigu kepti paprastai kaip šašlyką, tai yra padėti anglis po pačia mėsa, tai labai susvils paviršius ir viduj dar mėsa bus nepakankamai iškepusi. O taip kepant viskas šyla labai pamažu ir niekas neprisvyla. Medienos pagaliukus dedu daugiau mažiau kas 20 minučių, priklausomai dar ir nuo vėjo. Tai šiandien, kadangi yra vėjuota diena, tai mediena greičiau šiek tiek sudega, bet dar priklauso ir nuo medienos storio. Man geriausiai veikia, kai medienos maždaug gabaliukai yra apie 3 cm storio. Tokiu atveju yra optimali kaitra ir mėsa labai pamažu šyla, kas užtikrinta, kad jinai būna sultinga. O sultinga jinai dar lieka ir dėl to, kad iš jos nelaša jokios sultis, kepant labai lėtai žemoj temperatūroje, nes jeigu kepčiau aukštesnėj temperatūroje, jinai labiau sausėtų. Praėjus mažiau negu 3,5 valandos, jau temperatūra mėsos pasiekė tą, kurią buvau nusimatęs, tai yra apie 72 laipsniai Celsijaus vidinė. Galima pakepti ir iki aukštesnės temperatūros, bet tokiu atveju jinai gali būti sausesnė ir pagal mano tiesiog patirtį jau žinau, kad 72-74 kokie laipsniai yra pats tas tokiam gabalui mėsos. O toliau mėsai dar reikia laiko šiek tiek pailsėti, kad pasiskirstytų sultis ir kepsnys įgautų vienodą temperatūrą per visą storį. Dėl to nuimu nuo iešmo ir įdedu į metalinį indą, kurį apvyniojęs foliją dar uždėsiu atgal ant kepsninės. Bet tikslas jau yra, kad ta temperatūra nebekiltų, o tiesiog mėsa būtų vienodoj temperatūroje ir pabaigtų kepti. Iš esmės mėsą jau dabar galima pjauti ir valgyti, bet jeigu dabar prapjaučiau, tai išbėgtų tikrai daug sulčių ir mėsa taptų sausesnė. Reikia dar laiko ir aš tą darau tiesiog padėdamas kepsniniai, nors galima tiesiog padėti apvyniojus foliją. Rezultatas bus panašus. Mano kepsninėje malkos ir anglis jau beveik visiškai sudegė. Yra aišku prikaupta šiek tiek šilumos tose plytose, bet tikrai tai nėra didelis karštis. Tai kaip ir sakiau, yra tikslas, kad mėsa toliau jau nebekiltų jos temperatūra, bet tiesiog jinai pabūtų kaip kokiam termose, kokią valandą dar papildomai. Na ir po maždaug 45 minučių, gal šiek tiek ilgiau, vėl pamatuoju temperatūrą ir jinai yra išlikusi tokia, kokia buvo. Tai yra 72 laipsniai Celsijaus vidinė mėsos temperatūra. Tai viso mėsos rūkinimas, kepimas užtruko apie 4 valandas. Ir tai, galvoju, yra pakankamai greitai, turint omeny, kad mėsos gabalas yra išties didelis. Tai kamade būtų užtrukę galbūt net ilgiau. Na ir kągi, visada po tokio ilgo laukimo labai įdomu, koks yra galutinis rezultatas. Tai aš tiesiog pjaunu iš vidurio, noriu pasižiūrėti, kaip yra tolygiai mėsa iškepusi ir ar ji išliko sultinga. Tai drąsiai galiu pasakyti, kad rezultatas šį kartą yra puikus. Visas kepsnys yra tolygiai iškepęs, nėra kažkokių susvilusių dalių, puikiai susitroškina visi jungiamieji audiniai ir riebalai taip pat. Tai eilinį kartą įrodo, kad šiek tiek daugiau kantrybės ir kepimas žemesnėje temperatūroje dažniausiai yra geriau. O mėsos skonis iškeptos tokiu būdu yra tikrai ypatingas, jo tikrai negausite tokio kepant kamadę arba kažkokioj kitoj uždaroj kepsniniai. Netaip senai kepiau šitoj kepsniniai šoninę ir sakiau, kad tai yra geriausias šių metų kepsnys. Tai sakyčiau, kad šį kartą yra geresnis rezultatas ir šių metų geriausio kepsnio karūną skiriu šiam kepsniui būtent.
Skanaus ir iki kito karto.